Tiems, kas pusryčiaujate skanaus, o mes čia taip pat turime kvapnios, gardžios arbatos ir mūsų studijoje vieši arbatos ekspertas Andrius Žilinskas. Labas rytas. Labas rytas. Iš tikrųjų, šiandien neatsitiktinai mūsų studijoje pakvipo arbata, nes kalbėsime apie puer presuotas arbatas, kurios iš tikrųjų turi savo istoriją ir iš karto klausiu, kuo jos ypatingos šitos arbatos. Puer arbata iš tikrųjų yra ypatinga ir jinai ypatinga savo tiek gaminimo būdų, tiek skonio, tiek pateikimų ir pasaulyje vertinama dėl 3 pagrindinių priežasčių. Tai dėl naudos, kurią teikia sveikatai, nes ji yra nustatyta, kad mažina cholesterolio kiekį kraujyje, tada greitina medžiagų apykaitą, skatina virškinimą, skatina riebalų išskyrimą, ta prasme, ir dėl to žmonės ją dažnai geria tie žmonės, kurie nori atsikratyti papildomai kilogramų. O kiniečiai sako, kad geriant puer arbatą, tai tas gerimas arbatos veda į ilgaamžį gyvenimą ir gyvenimo gerovę. Ir antra priežastis būtų tai, kad išskirtinis yra arbatos skonis, labai savitas, vieną kartą paragavus tikrai daugiau niekada su jos nieko nesumaišysite ir prie jo reikia priprasti ir yra taip, kad daugiau žmonių ją mėgsta, nėra taip, kad ją labai daug žmonių mėgsta ir dažnai būna taip, kad gera dėl to, kad dėl tų visų sveikatos savybių, dėl to lieknėjimo. O trečia priežastis tai, kodėl jinai tokia įdomi, kad jos vertė ir skonis metams bėgant tik gerėja. Ir kuo senesnė puer arbata, tuo ji geresnė, priešingai visom kitoms arbatoms. Kaip ir kur gaminama puer arbata? Puer arbata yra kilus iš Kinijos, iš Junanio provincijos, jeigu tiksliau. Ir jos gamyba yra irgi kitokia šiek tiek, išskirtinė. Nes skinami arbatos lapeliai nuo senų ilgaamžių arbatos medžių, kurie jų senumas turėtų būti pagal tas laikantis tradicijų ir technologijų nuo 2 iki 800 metų senumą. Ir ta arbata yra šiek tiek padžiovinama, tada pagarinama ir presuojama į arbatos plokštės. Čia keletą irgi turiu atsinešęs į studiją. Ir kada arbata yra supresuojama, iš pradžių jį laikoma pueras yra žalias. Jisai prasideda fermentacija, natūrali fermentacija ir laikui bėgant pueras pavirsta į juodą arbatą, juodą puerą. Ir dėl to šita arbata tokia išskirtinė ir kiniečiai tai laiko vos nestebuklų. Ir dar yra labai įdomus momentas, kad puer arbata yra vertinama tada, kai ji yra išlaikyta bent 8 arba 10 metų, o jau pasiekia tokį jau tinkamą patį geriausią lygį fermentacijos ir skonio, kaip puer arbata yra daugiau negu 30 metų. Ir tarkim, šią studiją turim, iš tų, kurių turiu čia studijoje, tai viena plokštė yra 10 metų senumo, kita yra 5 metų senumo, o pati seniausia yra pagaminta 1988 metais, 24 metų senumo ir kiek aš žinau, kiek teko domėtis, tai yra pati seniausia arbatos plokštė ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europoje. Bet jeigu yra žmonių, kurie turi senesnę puerą, tai būtų labai įdomu su jais susisiekti, gal galėtų paskambinti ar jums į studiją ar mums ir pabendrauti, padiskutuoti apie tą puerą. Minėjote plokštę, ką tai reiškia? Pueras yra supresuojamas į plokštę ir visą tai padiktavo tam tikros gamtos ir tiesiog natūralios žemiškos sąlygos, nes puer arbatą skindavo aukštai kalnuose ir tam, kad po to ją atgabenti į miestelį ir dėl transportavimo patogumo jas supresuodavo. Ir dar vienas momentas įdomus, kad puer arbatą supresuota tokia, iš pradžių būdavo žalia, gabendavo kelis mėnesius atogrąžų miškais. Ir kadangi miškuose būdavo didelė drėgmė, labai karšta, prasidėdavo ta natūrali fermentacija. Ir kelionės pabaigoje, kada ūkininkas atgabendavo ar nuskintą arbatą jau į prekyvietę, iš žalios arbatos ji pavirsdavo juoda. Ir kiniečiai tai pastebėjo, įvertino ir toliau šią technologiją toliau eksploatavo ir dėl to ši arbata tokia yra išskirtinė. Tai ji pelnytai vadinama gurmanų arbata? Gurmanų žodį aš daugiau taip atsargiau vartočiau, nes dažnai prekybininkai naudoja tokį kaip beveik kaip prekinį ženklą. Tai
Ar ji yra gurmanų, tai reikėtų spręsti patiems jos ragautojams, žiūrovams iš tos informacijos, kurią gal išgirdo, ar iš to skonio, kurį paragaus. Bet kad ji tikrai yra įdomi ir išskirtinė ir kitokia negu kitos arbatos, tai jis yra tiesa. Na bent jau moterims, kurios rūpinasi gražiamis linijomis, man rods, puer arbata yra pakankamai girdėta. Kuo vadovautis, kai perki puer arbatą? Tai reikėtų vadovautis tom keliom, kaip sakyt, priežastim, tom savybėm arbatos. Tai ar arbata yra jauna, ar jinai yra senesnė. Ir tarkim, jeigu arbata puer yra jauna, tai ji bus tokia daugiau žalsva. Jeigu pirksite puer plokštę, galima išvynioti ir pasižiūrėti, yra žalsvų lapelių, ar ji yra daugiau tokia raudonuma, ar rusvų lapelių daugiau. Nes tai nusako puer arbatos amžių. Kuo jinai žalesnė, šviesesnė, tuo ji yra jaunesnė ir priešingai. Toliau reikėtų pasižiūrėti, jeigu išardote plokštę arbatos puero, pasižiūrėti, ar joje yra, prie lapelių yra tokie koteliai. Nes skinant nuo senų medžių, išlieka koteliai arbatlapių yra tokie stipresni, sveikesni ir jie džiūdami nesusitraukia ir išlaiko savo formą. Tai reikia žiūrėti į arbatos spalvą. Reikėtų, aišku, pasiklausti pardavėjo, kurių metų yra pueras. Tada galima pačiam vizualiai patikrinti, pasižiūrėti, ar lapeliai yra dideli, gražus, ar yra koteliai ir tokios pagrindinės galbūt savybės, pagal kurias būtų galima pasirinkti. Ar skaninama arbata, ar tiesiog geriama gryna, taip geriausios savybės atskleidžiamos jos? Gal čia priklauso nuo kiekvieno žmogaus ir negalima sakyti, kad reikia arbatą gerti taip ir nesaldinti, arba arbatą reikia tik tai saldinti. Tai, kai kurie žmonės galbūt medum paskanina, kiti cukrum, galbūt netgi žmonės pienu paskanina, bet jie galima gerti ir vieną ir tas skonis yra tuo ir įdomus, vieno gryno puero. Kiek laiko turėtų arbatžolės būti traukiamos karštų vandeniu? Kaip ir minėjot, reikia užpilti karštų vandeniu, nereikia taip atvėsinti vandens kaip žaliai arbatai ir jeigu norite stipresnio skonio, tai kuo ilgiau laikote užplikyti arbatą, tuo tas skonis yra intensyvesnis ir stipresnis. Jeigu dedate apie 4 gramus podeliui, 3-4 gramus, tai pradžiui užtenka minutės arba 2 minučių, kad prie to skonio priprasti. Na, vėliau galima palaikyti ir ilgiau, 3 minutės, 4, gali iki 5 minučių. Bet skonis bus tada intensyvesnis ir stipresnis. Ar galima padauginti arbatos šitos gerti? Galbūt jin tampa, jeigu išgeri daugiau podelių, kenksminga? Ne. Čia yra daugiau su žalia arbata. Jeigu išgersite daugiau žalios arbatos, tai net tonizuoja ir gali organizmas sureaguoti įvairiai, bet puer arbatos galima išgerti kelis podelius per dieną ir neturėtų nieko tokio atsitikti. Aišku, kiekvienas žmogus yra individualus ir reikėtų spręsti pagal save, gal kitiems ir užtenka vieno podelio, kitiems gal 3-4 podelių dieną. Ačiū, Andriau, kad atvykote į mūsų studiją, pasidalijote žiniomis apie puer arbatą. Tikiu, galbūt daugeliu buvo tai naujiena, o galbūt ne. Ir likite kartu su Lietuvos televizija, čia laida Labas rytas. Ačiū.